Labas žmogau, galų gale tikiuos pradėjom. Ta prasme, viskas tikriausia eis. Kaip sako, paskelbta tema buvo amerikiečių bėgimas iš Europos. Iš esmės, aš jau 3 metus apie tai pasakoju, kad amerikiečiai teps slides iš Europos, maždaug panašiai kaip tepė slides iš Afganistano. Kaip galvoja, dėl ko iš Afganistano jie tepė slides? Taigi faina, galingiausia pasaulio armija, viskas šio tvarkoj, babkės spausdina, gyvenimas nuostabus. Toks yra kuriamas paveikslas žuvytėm, arba tiem žmonėm, kurie neturi mąstymo gebėjimo. Galim pradėti nuo kelių paprastų dalykų. Tai vienas iš tokių paprastų dalykų, mes gyvenam pinigų pasaulyje. Ką noriu sakyti, pas man yra projektas Nori piluose, aš neku, kad ta prasme pinigai ne patys svarbiausia, bet jie yra reikalingi. Bet čia mes ne šitam kanale, mes šnekam apie finius paprastus dalykus. Ir viskas yra surišta su prastais elementariais resursais. Resursai yra 3 lygių. Finansiniai, intelektualiniai ir žmogiški. Iš principo žmogiškus resursus būtų galima nusipirkti, bet problemos yra su intelektualiniais resursais ir su žmogiškais resursais, kurie realiai galėtų vykdyti tuos dalykus, ką norėtųsi tiem žmonėm, kurie moka pinigus. Mes puikiausia matom, pavyzdžiui, Lietuvos atveju, kiek jiem buvo skirta lietuvaičiam visokiam žiniasklaidos priemonėm ir viskam, ir ne tik tai fondam ir viskam pinigėlių, tai pačiai Baltarusijai demokratijos skatinimui, tam pačiam, kokias mūsų lošėjas kortam. Jie labai daug pinigų pasiema iš amerikiečių fondų iš visur, bet tos pinigus puikiausia pasidalina tarpusavį ir jie nepasiekia rezultatų. Taip, kad problemos yra su visais 3 resursais. Ir nesvarbu, kiek tu turi pinigų, vis tiek tokias problemas gali iškilti. Tai va šitą vietoj realiai, tūpai elementariai, pas amerikiečius nebėra resursų. Kad suprastumėt, jeigu dabar gerai atsimenu skaičius, Tarybų sąjunga ekonomika buvo maždaug 17% nuo pasaulio to BVP, bendro vidaus produkto. Regioną valdė maždaug 300%. Dabar Amerikos BVP irgi maždaug įvairiais skaičiavimais 17, 16, 15, 14% nuo pasaulio BVP, o jinai valdo valdyti visą pasaulį 100%. Neįmanoma. Galima sveikti, fantazuoti kaip norit. Prie Clintono Amerikos oficiali karo doktrina. Amerika tuo metu galėjo vykdyti 2 pilnaverčius karus. Prie Obamos oficialus amerikiečių dokumentas karo doktrina. Amerikiečiai galėjo vesti tik vieną normalų karą. Dabartiniu metu panašu, kad amerikiečiai negali vesti nei vieno karo. Nes kai Amerikoje Bidenas įskiria pinigus sukurti karinę lėktuvo piloto kombinzoną nešiai moteriai, tai jūs galite įsivaizduoti, kas per kariai tada tenai būtų. Aš nesakau, kad dabar Amerikos kariuomenė prastai normalių žmonių. Yra ten jinai tikrai stipri. Dar turi jinai visokiausių niuansų, ta prasme, kur gali dar kažką tai padaryti. Bet vakarų pasaulyje mes turime tokią paprastą dalyką, kaip galų varomi, arba kaip aš vadinu LGBT-šnikai. Ir kaip? Irgi vėlgi aš šneku iš amerikiečių karo ekspertų išvadų. Kaip LGBT-šnikus pradėjo priiminėti ir tenai jiem duoti preferencijas Amerikos kariuomeniai, radimėte, kaip norit. Šitoje vietoje normalūs tikri kareiviukai, kurie ir taip jau buvo neblogai atitarnavę, kuriem jau buvo pensijos, pradėjo palikinėti kariuomenę. Va čia yra vienas tik tai aspektas. Tai yra grinai karinis dalykas. Kad realiai tas dalykas prastėja. Toliau, kas yra, dabar daug kas šneka, pavyzdžiui, čia Amerikai naudinga, čia tas karas, ta prasme, Ukrainai, tam, kad tenai Amerikos ekonomika atsigautų. Bullshitas, nesąmonė, kadangi vienas paprastas dalykas. Karinė visa pramonė beveik yra privati. Tai šitoje vietoje jiem neapsimoka. Pažiūrėkit, kaip yra Rusijoje. Rusijoje karinė pramonė yra daugmaž yra valdiška. Valdiškoj įmonė tu gali tikslus kelti skirtingus.
pavyzdžiui, pelno ten gali tikslo ir nebūti. Privačioj įmonėje, koks pagrindinis yra tikslas? Pelnas. Kada yra tikslas pelnamas pasiekiamas lengviausiais tikslais? Kai gamini mažiau, bet parduodi brangiau. Teisingai tiktai? Ar kažkas tai gali pasiginčiuoti? Kad galim gaminti daug su mažu pelnu ir daug parduoti. Kad gaminti karinę techniką, reikalingi vėlgi resursai. Vėlgi tie patys. Intelektualūs, žmogiški, finansiniai. Finansinių pinigų dar galima prispausdinti, bet pinigų spausdinimas vėl sukelia infliaciją. Sukelia infliaciją, automatiškai visų gyvenimas lygis krenta. Netgi tų, kurie spausdina pinigus, nes jums reikia dar daugiau prispausdinti pinigų ir dar daugiau tų dalykų, daugiau tų skaičiukų kompę savo prisirašyti. To dabar, žiūrėkit, yra karinė pramonė vakaruose, pavyzdžiui, rusai per 1,5 metų, dabar maždaug apie 2 milijonus darbuotojų dirba kariniai pramoniai ir gamyklos dirba 3-4 pamainom. Pažiūrėkit, pagrindinių vakarų kompanijų, karinios įrangos kompanijų gamyklų ataskaitas. Vienas dalykas, kad jie užsitikrino užsakymų 10 metų į priekį. Bet pas juos yra labai svarbu EBITDA. Šitoje vietoje jų nei 3, nei 4 pamaina niekur nebuvo įjungta. Gal kažkur kažkas smulkiai, kažką biškiai ten 10-20% galbūt padidino pajėgumus, bet aš pagal ataskaitas, nes jos visos yra viešos, jos visos duoda savo finansinės ataskaitas ir savo planus. Pagal jos puikiausia matosi, kad karinė pramonė nebuvo įjungta. Gaminot, pavyzdžiui, tankus. Ir nuo vieno tanką jūs ten uždirba 300%. Pas jums savi politikai apmokėti, viskas tvarkoj. Ir dabar kažkoks ateina, sako, žinai, mums dabar tankų reikia, tu gamini 100 tankų ir pastu maža 300%. Ateina kažkoks tai politikas, kad ir tas Bidenas sako, vsio, skumščiai per stalą, tu dabar gaminti 1000 tankų. Bet to bus valstybinis užsakymas ir pastu bus marža 2%. Ir ką tu sakysi? Sakysi tiem politikiam, kuriems tu sumokėjai, patrauk tą veikėją, jis mums trukdo uždirbinėti pinigus. Nes paprasta matematika. Tau tada reikės naujų patalpų, naujų gamyklų, naujų linijų. Ir svarbiausia, žmonių reikės. Yra daug technologijų pas amerikiečius, kuriuo net jie praradė technologinius brėžinius. Nes prigaminta buvo anksčiau, gulėjo sandėlį. Pasaulis, sakinai, buvo ramu, niekam nereikėjo, o dabar reikėtų atnaujinti gamybą ir žmonių net nebėra tų, kurie gali makinti. Tas pats yra, pavyzdžiui, su atominė pramonė Prancūzijoje. Paprastas pavyzdys. Atominė elektrinė Suomijai. Akujama, kažkaip vadinasi. 23 metus statė, prieš metus turėjo, jeigu gerai atsimenu, paleisti ją 8 metais. 23 metais šiaip netai paleido ir vėl sustojo, 5 gedimas iš eilės, pirmus eksploatacijos metus. Bet šitoje vietoje problema yra tame, kad nebėra realiai specialistų, nes mes turim labai įdomią švietimo sistemą, vakarų pasaulyje jau senai, nuo 75 metų, baloninė, labai gerai skamba, baloninė balvanėlių gaminimo sistema. Tai yra paprastų elementarių vartotojų gaminimo sistema ir apsisuko ratas ir realiai specialistų problema. Pažiūrėkit, pavyzdžiui, paimkime bet kurią Amerikos kompaniją, technologinę, kokią norim, ta kuris jums kažkam technologijom. Pagrindinės pavardės inžinierių ir tiek direktorių ne amerikietiškos, indiškos, rusiškos, gali būti ukrainiečiai, kažkada iš kitų pasaulio šalių, nes ten realiai amerikiečiai net nebeturi intelektualaus potencialo. Tai jau vėl kas. Plus ekonomika. Kaip suprantam, ta idėja, kai čia daug kas sako, čia tam karai, kad prieš 100 metų taip, prieš 100 metų karai tenai kažkokiu būdu padėjo tą visą dalyką pagerinti. Bet dabar yra kita dalyka. Nes dabar mes turim visai kitoj gyvenam ekonomikoje. Plus, šiais metais, kiek žinau, Amerikos biudžetas vien 2 trilijonus dolerių išleis vien tik tai valstybės skolos aptarnavimui. Bet įsivaizduotume kokie skaičiai, nes valstybės biudžetas irgi, ta prasme, jisai yra ant ribos. Ir ką tokiu atveju reikia daryti, kai paskui pradeda trūkti pinigų. Pradeda taupyti.
Tai vat Afganistanas buvo tai grinai, dėl to reikia pasitraukti, kad bent kažkiek pinigų sutaupyti. Dabar pažiūrėkim amerikiečių karo doktriną. Kas pagrindinis priešas yra Amerikos? Kinija ir Rusija. Nu, okei, su Rusija viskas tvarkoja, jie ukrainiečių ir europiečių rankom, ta prasme, Rusija, ta prasme, prilaiko ten, taip, prilaiko, nuo kažko, nežinau nuo ko, bet tikriausiai prilaiko. Bet amerikiečiam reikia ruoštis, iš esmės, karui su Kinija, tai vėlgi, jiem irgi reikalingi resursai. Ten Taivanis tik tai toksai kaip tokia kibirkštis, kuri gali tą dalyką tik tai užžiepti. Todėl šitą vietoj tupas, paktas elementas dalykas, kad amerikiečiai nebeturi finansų. Jau sakiau, kad Tarybų sąjunga su 17% negalėjo suvaldyti 30% pasaulio, o amerikiečiai su tokia pat BVP 100% suvaldyti. Tai yra fizika. Tai yra paprasta elementari fizika. Kas neigiant fizikos dėsnius, tai čia yra jūsų asmenės problemos. Bet Amerika pabiškai pradės traukti. Dabar klausimas, kada pasitrauks ir kas bus pirmas. Nes jinai trauksis ir iš arabų kraštų, kaip tas vadinasi pusiasalis Nesenajaus, kur šitas sauditai visą pavadinimą užmirštų. Jie iš tenai trauksis ir trauksis iš Europos. Nes jau Trumpas, kai buvo valdžioj, matėt, kad Trumpas sakė, hebra, mes jūsų neginsim, duokit babkių, savo įsipareigojimą. Tai jeigu jau mūsų anūkas, mes jau gatavai, ta prasme, liberalus, jau, ta prasme, su šventai tikėjo Amerikos saulė ir NATO vėliava, patys matėt, kokius padarė pareiškimus. Įdomu, kas jam tai davė iki proto. Realiai labai įdomus atvejis. Ar jisai realiai suvokia, ar ne? Nes jeigu realiai suvoktas, tai suprastų, kad jam nebus kur pabėgti. Vakarų Europai geriau nebus negu pas mum. Amerikiečiai pabiškai išbuožins visus, kas nesavi. Nu, nebent paliks tokiam elementariam egzistavimui. Jau ten ir nuvažiuosi, prispirksi namų, dvarų, persvesini milijonus, milijardus. Patys matėm, ką padarė su rusų oligarkais. Išbuožino. Ne tas pats mylimiausias rusų oligarkas pas vakaruose Khodorkovskis. Jūs net nežinot, bet jo visi turtai vakaruose yra konfiskuoti. Jam tik tai yra atidaryta kreditinė linija, iš kurios jisai gali gyventi. Ir jeigu teisingai šneka, tada jam kreditinė linija atidaro. Didesnė, daugiau duoda pinigų pragyvenimui. Jeigu sėkėtų tik tai ne taip, jam skaitų hebra, kredito linija užsidaro ir duokite mums sugrąžinkit pinigus, o jo visi pinigai yra areštuoti. Tad visi pratingi žmonės supranta, kad svetimam krašte, tu atėjus blogiem laikam, tu vis laik būsi išbuožintas. Tai vat, jeigu jau mūsiškam dėjo kažkiek tai jau, manau, visiems reikia susimąstyti. Dabar tik kyla klausimas, kada tai gali vykti. Realiai, manau, apie kokius 25-27 metus. Na, čia kokius metus su ta Ukraina galim pasitusyti. Na, aš labai įdomu, pažiūrėsime, kaip į naujus metus ateisim, pasieksim su Ukrainos įvykiais. Nes, man atrodo, ten jau niekam nebekyla abejonių, kad Ukrainoje reikalai prasti vakaram ir ukrainiečiam. Bet vėlgi, aš tik tai perspėju, ataliau jau patys darykit išvadas.